Labadiena. Dar viena paskaita numatyta jūsų mokymo programoje, tai yra apie šiuolaikinę vaikų infekcinių ligų prevenciją. Šioje programoje buvo numatyta, kad mes aptarsime vaikų infekcinių ligų epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, šių ligų sukeliamą ekonominę naštą, aptarsime nacionalinę imunoprofilaktikos programą ir skiepijimų kalendorių, papildomai rekomenduojamas vakcinas ir naujas galimybės apsisaugoti. Taigi pradėti norėčiau nuo to, kad Lietuvoje nuo 2010 metų privalomai registruojamos apie 102 užkrečiamosios ligos. Ir atliekant 2019 metų analizę, paaiškėjo, kad Lietuvoje iš viso buvo užregistruota apie 900 tūkstančių užkrečiamųjų ligų. Didžioji jų dalis buvo orų plintančios infekcijos ir sudarė 96 beveik procentus. Negana to, iš jų didžiąją dalį sudarė ūminės kvėpavimo takų infekcijos ir gripas. Na, o kitos per maistą ir vandenį ar lytiniu būdu plintančios infekcinės ligos, zoonozės ir dar kitos, kurios neįvardinamos prie šių punktų, sudarė ganėtinai nedidelę infekcinių ligų dalį. Taigi, vaikų infekcinės ligos, žinoma, irgi pačios dažniausios tai yra per orą arba kvėpavimo takų infekcinės ligos. Ir jų istorija yra labai glaudžiai susijusi su skiepų kūrimo istorija. Ir tai, kas anksčiau buvo vadinama privalomomis vaikų infekcinėmis ligomis, šiuolaikinėje visuomenėje dažnai yra iš viso pamirštos. Na ir turbūt ne kartą tekę yra girdėti, kad skiepai yra įvardyjami kaip viena geriausių visų laikų sveikatos apsaugos investicijų, padariusi milžinišką įtaką infekcinių ligų epidemiologijai ir išgelbėjusi milijonų žmonių gyvybių visame pasaulyje. Patys faktai kalba už save ir Jungtinių Amerikos valstijų Jungtinės Amerikos valstijų užkrečiamųjų ligų ir kontrolės centro duomenimis yra labai akivaizdu, kad tos ligos, kurios buvo pasaulyje prieš pradedant skiepus ir tai, kokia situacija yra šiuolaikinėme pasaulyje, paskutiniai metai, kuomet buvo registruojami, surinkti šie duomenys pateikiami už 2017. Taigi tas skirtumas, kas buvo prieš ir po, yra milžiniškas. Ir aišku, pati didžiausia sėkmės istorija tai, kad pavyko atsikratyti, taip gal nedraugiškai pasakysiu, raupais ir iš tikrųjų sergamumas 20-ame amžiuje buvo apie 29 tūkstančius ir aišku, dabar neturime nei vieno atvejo. Dar viena sėkmės istorija, kuri nėra iki galo visiškai 100% įgyvendinta, bet kalbant apie Jungtines valstijas, tai taip, jiem visiškai pavyko sumažinti ir sergamučiųjų skaičius yra absoliučiai nulis ir jau ne vienerius metus. Ir Jungtinės Amerikos valstijos taip pat yra laisvos nuo poliomielito, ir daug kitų infekcinių ligų, kuomet matote sergamumas prieš pradedant skiepijimą, kaip pavyzdžiui, tymai buvo apie 530 tūkstančių, o įdiegus visuotinę vakcinaciją šį skaičių pavyko sumažinti iki 120. Aišku, kalbant apie tymus, yra tam tikrų niuansų ir mes prie to greitai grįšime. Negana to, Jungtinių Amerikos valstijų užkrečiamųjų ligų ir kontrolės centras pateikia dar naujesnių duomenų ir apie pneumokokinės infekcijos sergamumą, vėjaraupius, hepatitus A ir B. Ir pavyzdžiui, vėjaraupiai, pas juos buvo skaičiuojamas tikrai labai didelis sergamumas, siekia beveik 4 milijonus atvejų. O pradėjus skiepijimą, yra registruojamas ženklus sergamumo sumažėjimas. Kokia situacija būtų Lietuvoje? Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras taip pat pateikė analogišką lentelę su tam tikrais papildymais, kuomet buvo pradėti skiepijimai Lietuvoje nuo įvairių infekcinių ligų. Tai matote, didžioji dalis tai irgi yra labai ryškus teigiamas poveikis. Ir kaip matote, didžiausia dalis yra aišku irgi sumažėjimas ir nuo 100 ar 99,9 iki pavyzdžiui 95%. Tai iš tikrųjų
dar kartą įrodo, kad skiepai veikia. Viena iš tokių geriausiai turbūt žinomų sėkmės istorijų tai yra poliomielito istorija. Ir šioje nuotraukoje matote dvi mergaitės, kurios sirgo poliomielitu ir jų gydymas, panaudojant taip vadinamą kvėpavimo aparatus vadinamus geležiniais plaučiais. Ir laimiai skiepų dėka tokių nuotraukų ir tokių vaizdų šiuolaikinėje ligoninėje mes nebeišvysime. Dar viena nuotrauka istorinė, kuri iš tikrųjų dabar labai dažnai yra prisimenama. Dar prieš pradedant COVID-19 vakcinos skiepijimą, žurnalistai dažnai keldavo klausimą, ar atsiradus COVID-19 vakcinom gali pasikartoti tokie patys istoriniai faktai, kad žmonės, štai kaip ir šioje nuotraukoje, San Antonijo mieste JAV, laukia galimybės pasiskiepyti nuo poliomielito. Taigi tai buvo labai laukta, trokštama vakcina. Ir dabar su pavydu galime žiūrėti iš tikrųjų, koks didžiulis buvo žmonių noras skiepytis. Na ir vainikuoja visą šitą istoriją tai, kad tiek Lietuva 2001 metais, vėliau ir visas PSO Europos regionas yra sertifikuojamas, gauna sertifikatą, kad tai yra laisvi nuo poliomielito regionai. Na ir tai yra iš tikrųjų labai graži skiepijimo sėkmės istorija. Tačiau visi turbūt supranta, kad skiepais valdomos ligos ir infekcijos yra valdomos tik tol, kol skiepimo programa vyksta sklandžiai ir vakcinos yra įskiepijamas. Ir kai šis procesas sutrinka, ištinka ligų protrūkiai. Ir labai gaila, bet medicinos istorijoje tokių pavyzdžių tikrai yra ne vienas. Ir vienas jų, kalbant konkrečiai apie Lietuvą, ir toks šviežiausias pavyzdys, tai yra 2019 metų tymų protrūkis. Kaip atrodė ta tymų epidemiologija Lietuvoje? Na, seniausi duomenys, kuriuos man pavyko rasti, tai yra pradėta registracija maždaug nuo 1950-ųjų. Na ir čia esminis dalykas yra tas, kad tie pikai ir sergamumas tikrai niekuo neišsiskyrė nei kitose pasaulio šalyse ir sergančiųjų tikrai buvo labai daug, o pradėjus skiepyti sergamumas, aišku, palaipsniui mažėjo ir mes daugelį metų nematėme susirgimų tymais. Ir čia viena iš tų skaidrių, kad kartais pavieniai, kartais būdavo įvežtiniai tymai. Aišku, 2013 ir 2015 metais buvo registruoti tokie tymų protrūkiai, tačiau lyginant su 2019, kuomet stulpelis taip stipriai iššoka į viršų, tai tie visi ankstesnieji, tai atrodo tik tai tokie nedideli blykstelėjimai. Ir kaip matote, 2019 metais iš viso buvo užregistruota per 800 sergančiųjų tymais. Šią nuotrauką tokius pacientus matyti tapo mūsų kasdienė praktika 2019 metais ir su didelė nuostaba pasitikė pirmuosius pacientus, kurie beje buvo vieni garsiausių pacientų stacionare, nes juos norėjo pamatyti visi gydytojai rezidentai, kurie iš tikrųjų ne vienerius metus besimokydami nematė sergančiųjų tymais, būtent dėl skiepijimų programų sėkmės. Tačiau ištikus šiam protrūkiai tų pacientų ėmė daugėti ir atsirado kur kas daugiau, nei mes norėjome ir tikėjomės. Taigi šioje nuotraukoje nufotografuotas yra 9 mėnesių kūdikis ir čia matote, aišku, tymam būdingą bėrimą. Kūdikis buvo tuo metu per mažas, kad būtų galima jį skiepyti, ir jis užsikrėtė nuo mamos, kuri pati susirgo tymais. Taigi, kodėl taip atsitiko? Tai visi turbūt puikiai žinote, kad tymam, tam, kad išlaikytumėm ir kontroliuotumėm valdytumėm šią infekcinę ligą, yra būtinos gana aukštos skiepimo apimtis ir konkrečiai tai jos turi siekti 95%. Tačiau, kaip matote šioje skaidrėje, tendencingai pamažu kiekvienais metais skiepimo apimtis mažėjo ir
pavyzdžiui, nuo 2011 metų iš tikrųjų ta tendencija dar paryškėjo ir eilę metų mes turėjome skiepijimo apimtis kur kas žemesnės nei 95%. Skiepijimo apimtis pirmąją vakcinos dozę, antrąją vakcinos dozę, na tikrai situacija ne ką negeresnė, o netgi ir šiek tiek blogesnė. Negana to, apie 91 ar 92% tai yra visos Lietuvos vidurkis, tačiau kai kuriuose Lietuvos regionuose, kaip pavyzdžiui, matote tos raudonas zonas, skiepijimo apimtis nesiekia net 90%. Na tai viską sudėjus į vieną mes gauname tuos 92, bet iš tikrųjų buvo Lietuvos regionų, kuriuose problemos buvo dar didesnės negu bendrai visoje Lietuvoje paėmus. Ir užkrečiamų ligų ir AIDS centro specialistai tuo metu buvo paskaičiavę, kad kiekvienais metais Lietuvoje lieka nepaskiepyta apie 5000 vaikų ir savaime suprantama, kad šių vaikų skaičius kiekvienais metais vis didėjo, jisai kaupėsi, na ir nuo tų 2011 metų iki šių dienų iš tikrųjų pasiekė turbūt kritinę imlios visuomenės dalį. Kas nors pasikeitė nuo to, kas vyko iki 2018 metų. Na, 2019 mes jau matome, kad skiepimo apimčių tendencija yra į didesnėje pusę. Aišku, vis tiek ji yra nepakankama, nesiekia 93%, bet, na, nors kažkiek suteikė vilties, bent jau nebemažėja ir nevažiuoja žemyn. Ir aišku, bus labai įdomu pasižiūrėti, kokie duomenys bus 2020 metais, kuomet mes jau galėsime pamatyti ir galbūt ryškiau įvardinti. Na ir matote, antrąją vakcinos dozės skiepijimo apimtis taip pat didėja, čia jau tas skirtumas yra ryškesnis. Taigi, kad tokios istorijos nesikartotų ir kad kiekvieną kartą mes vis neliptumėm ant to grėblio, tai kiekviena Europos šalis, išsivysčiusi šalis, turi savo skiepijimo programą ir, aišku, ji turi savo tikslus. Tai visų pirma, kalbant apie skiepus, mes kiekvienas iš mūsų visų pirmiausia pagalvojame apie asmens apsaugą, konkrečiai ar aš galėčiau apsisaugoti. Ir aišku, dabar vis garsiau kalbama išsivysčiusiose šalyse, vakarų Europos šalyse, kad skiepai tai yra neatsiejama visos šeimos gyvenimo kokybės garantija. Na, bet kalbant apie skiepus, tai yra ne tik individualus reikalas, tačiau ir visuomenės reikalas ir užkrečiamųjų ligų plitimo visuomenėje kontrolė. Dar vienas labai svarbus aspektas, kad skiepijant ir siekiant išvengti bakterinių infekcijų, mes mažiname antibakterinių preparatų vartojimą ir, aišku, taip mažiname mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams preparatams ir tai yra savotiška profilaktika. Taigi, tokie būtų pagrindiniai skiepijimų programos tikslai. Ir pirmoji skiepijimo programa Lietuvoje sukurta 92 metais, jau nepriklausomai Lietuvoje. Jie atnaujinama kas 4 metus, ir paskutinį kartą atnaujinta 2018 metais. Na, manau, kad šiuo metu mes tikrai galim pasigirti, kad skiepimo programa Lietuvoje ir tai, ką mes turime kalendoriuje, atitinka iš tikrųjų išsivysčiusių šalių standartus. Mes įdiegėme daug naujų antigenų paskutiniaisiais metais. ŽPV vakcinacija mergaitėm, meningokoko B skiepus kūdikiam, apsaugą nuo rotavirusinės infekcijos, taip pat mūsų mažiesiems. Na ir pradėję vos nuo kelių antigenų, šiandien savo skiepimo kalendoriuje turime 15 skirtingų antigenų, skaičiuojant ir gripo vakciną rizikos grupė, nes tai yra taip pat valstybės garantuojama ir finansuojama programa. Taigi šitas kalendorius, aš tikiu, jums visiems yra labai puikiai žinomas. Dabar norėčiau trumpai aptarti tos paskutiniuosius mūsų įtrauktus antigenus.
Taigi, ar tikrai ir kodėl, ar gerai atsitiko, kad įtraukėme, kaip sakant, tą rotavirusinę infekciją į mūsų nacionalinę imunoprofilaktikos programą, tai manau, kad neabejotinai reikšmingas žingsnis į priekį, nes tie, kurie dar prisimena sergančiosios rotavirusinė infekcija, tai prisimena, kad tai yra vienas tų patogenų, kuris dažniausiai sukeldavo viduriavimą mažiems vaikams, negana to, kad mažiukai dažnai serga, jie sirgdavo ir sunkiausiai, jiems dažniausiai prireikdavo ir gydymo ligoninėje, ir intensyvios terapijos skyriuje. Aišku, šitas viduriuojančių vaikų gydymas valstybei kainavo ir sąlygojo tam tikrą ekonominę naštą. Mes puikiai žinom, kad ne specifinės priemonės labai svarbios, bet tikrai nepakankamai efektyvios. Ir jei yra sukurta saugi ir efektyvi vakcina, kuri gali išsaugoti ir sveikatą, ir dar išgelbėti šeimos gyvenimo kokybę, kodėlgi nepasinaudojus šią puikią galimybę. Taigi, rotaviruso vakcina 2008 metai 18 buvo pradėta Taigi, ir ką mes matėme stacionare, tai kad 19-20 metų sezonu, dar prieš prasidedant karantinui, iš tikrųjų, rotaviruse sergančių pacientų buvo vos vienas kitas. Iki sulaukėme ir tėvų, ir savo kolegų klausimų, kad ką daryti, jeigu pasiskiepijo, tačiau vis tiek susirgo, tai kaip čia taip gali būti. Tai reikia nepamiršti vieno esminio dalyko, kad vakcinos efektyviausiai apsaugo nuo sunkių formų, tačiau lengvų susirgymų gali pasitaikyti. Ir mūsų pagrindinis skiepimo tikslas yra išvengti sunkios ligos ir gydymo ligoninėje. Priminti tėvams, kad tai yra tikrai nepavydėtinas sukėlėjas, galintis sukelti sunkią klinikinę formą. Ir pacientas mažasis gali patekti į stacionarą. Dar vienas neseniai į skiepimo kalendorių įtrauktas naujas antigenas, tai yra B tipo meningokokinės infekcijos vakcina. Tai buvo labai ilgai laukta vakcina, kurta apie 30 metų. Ir iki šiol, kaip žinia, mes neturime idealaus sunkios bakterinės infekcijos diagnostinio tyrimo ir negalime laiku ir greitai atpažinti tų vaikų, kuriems gresia sunki bakterinė infekcija. Tai ir ta situacija labai būna kebli. Iš tikrųjų, veikti reikia greitai, o tinkamų įrankių tam mes neturime. Tai kad nereikėtų spręsti tokių sudėtingų dilemų, skiepai pagaliau yra viena iš pagalbos priemonių. Įskiepijus B tipo meningokoko vakciną kūdikiui, tikimasi, kad išvengsime invazinės infekcijos atveju ir aišku apsaugosime vaikus nuo žaibinės meningokokinės infekcijos, kuri kelia baimę ne vienam vaikų ligų gydytojui. Tai yra labai nauja vakcina, kurta labai moderniais šiuolaikiškais metodais, naudojant
atvirkštinė vakcinologija, kuomet iš gausybės kandidatų rato, tai buvo daugiau nei 2000 pradinių kandidatų, moderniais metodais atrinkti 4 pagrindiniai, kurie ir buvo, kurių pagrindų ir yra pagaminta B tipo meningokoko vakcina. Taigi, jos sudėtyje yra 4 antigeniniai komponentai ir juos turi platus spektras meningokoko padarinių. Ar kas nors Lietuvoje pasikeitė pradėjus skiepijimą? Ir žinoma, mes negalime daryti labai didelių apibendrinimų, turėdami tik tai kol kas duomenis už 18 metų gabaliukas, kaip sakant, nes pradėjom skiepijimą ne nuo metų pradžios, ir 19 metai. Tai matote, registruojama meningokokinės infekcijos epidemiologija jau nuo 13 metų šioje skaidrėje pateikiama ir aišku, 18-19 mes jau matome sergamumo sumažėjimą. Tai neabejotinai yra vakcinacijos įtaka. Papildomas galimybės apsisaugoti nuo B tipo meningokokinės infekcijos taip pat yra ir nereiktų jų pamiršti. Nereikia pamiršti, kad prevakcininėje eroje, iki pradedant skiepijimą, Lietuva buvo viena iš tų šalių, kurioje sergamumas meningokokinė infekcija yra vienas didžiausių ES šalyse. Tai išsiskyrė ir žemėlapį matote, ryškiausios spalvos yra Lietuvos ir Jungtinės karalystės. Mūsų, jei žiūrėtumėme sergamumo rodiklius 100 000 gyventojų, tai netgi lenkia Jungtinę karalystę. Taigi, sergamumas Lietuvoje buvo didelis. Šiuo metu į skiepijimo kalendorių yra įtraukta vakcina kūdikiam, bet rizika susirgti, kaip žinia, yra įvairaus amžiaus žmonėms. Tačiau reikia suprasti, kad ta rizika vyresniem asmenim yra kur kas mažesnė, lyginant su kūdikiais, tačiau vis tiek jį išlieka. Taigi, kiekvienas norintysis pasiskiepyti turėtų įvertinti pats ir pasirinkti atsakingai pats, jis nori tą padaryti ar ne. Bet, kaip žinia, jeigu yra galimybė išvengti tam tikros ligos, tai visuomet norisi tomis galimybėmis pasinaudoti. Ir čia toks esminis skirtumas yra tas, kad ir skaidrėje matote, kad iš tikrųjų skirtingo amžiaus žmonės ir jų sergamumo rodikliai yra tikrai nesulyginami su pirmųjų gyvenimo metų vaikais. Nepaisant to, sergamumas šiek tiek didėja paauglių ir jaunų suaugusiųjų grupėje. Ir mes tikrai ne vienas esame susidūrę su paaugliais sergančiais meningokokinė infekcija. Ir jų skaičius nėra didelis, bet kiekvienas vaikas, kuriam galime padėti, tai yra didelis laimėjimas. Vyresniem vaikams taip pat gali būti skiriama B tipo meningokoko vakcina, ta pati, kuria yra skiepijami ir kūdikiai. Tik vyresniem vaikams ar suaugusiems priklausomai pagal jų amžių yra skiriamas 2 vakcinos dozės. Dar viena galimybė apsisaugoti nuo B tipo meningokokinės infekcijos, tai yra Trumemba vakcina. Ji yra skirta aktyviai imunizacijai vyresnių nei 10 metų vaikų ir suaugusiųjų. Tai toks esminis skirtumas nuo prieš tai aptartos vakcinos, kad šią galime skiepyti vyresnius vaikus. Ir gali būti 2 skiepijimo schemos, tai yra 2 dozės skiriamos su 6 mėnesių pertrauka, arba gali būti skiriamos 3 dozės, 2 dozės skiriamos su netrumpesnė kaip 1 mėnesio pertrauka ir 3 praėjus ne mažiau kaip 4 mėnesiams. Taigi tų galimybių skiepyti ir apsaugoti vyresnius asmenis taip pat yra. Negana to, aišku, mes daugiausia kalbame apie B tipo meningokoko infekciją, bet čia matote pateiktus duomenis iš įvairių Europos šalių ir juos apibendrino Europos užkrečiamų ligų ir kontrolės centras. Taigi, B tipo meningokokinė infekcija vienareikšmiškai dominuoja, tačiau reikia nepamiršti, kad yra ir kiti galimi meningokokinės infekcijos tipai. Jie galbūt mažiau aktualūs Lietuvoje, tačiau atsinaujinus kelioniam tikrai taps vėl labai aktualūs. Žmonės turbūt bus išsiilgę įvairių pramogų, įvairių potyrių naujų šalyse įvairiose, tai tikrai manau, kad
keliavimo vėl ta kultūra suaktyvės. Tai reikia nepamiršti, kad, kaip sakant, jau žengus koją už Lietuvos ribų tikrai galime susidurti ir su kitais meningokokinės infekcijos tipais. Bet to su jais galim susidurti ir Lietuvoje. Tik mes statistiškai pats reikšmingiausias ir dažniausiai aptinkamas yra B tipo meningokokas. Taigi, kokia galimybė būtų apsisaugoti nuo šitų kitų padarinių, tai pagrindinės jų yra meningokokų A, C, W ir Y grupių. Ir apsaugai nuo šių meningokoko tipų yra skiriamos 2 vakcinos, viena iš jų yra Nimenrix ir ją galima pradėti skiepyti kūdikius nuo 6 savaičių, tuomet yra reikalingos 2 dozės, na ir galima skiepyti vyresnius vaikus, tai yra nuo 6 mėnesių vaikus ir paauglius, tai pradiniam skiepimui yra skiriama 1 dozė ir vėliau revakcinacija, tai kūdikiam, kurie buvo skiepyti nuo 6 savaičių iki 12 mėnesių, revakcinacijos dozė suleidžiama su jais 12 mėnesių po paskutinio skiepimo. Na ir po paskutinio skiepimo praėjus ne mažiau kaip 2 mėnesiam. Taigi viena iš jų yra, viena galimybė yra tokia, o dar kita yra skiriama vaikam nuo 2 metų amžiaus, taip pat apsauga nuo meningokoko A, C, W ir Y grupių, konjuguota vakcina Menveo, tai jos išskirtinumas yra toks, kad yra skiepijama 1 vakcinos dozė. Na ir šiuo metu pateikiama, kad yra duomenų apie antikūnų išlikimą praėjus 5 metams nuo vakcinavimo Menveo. Ir tad vėliau aš manau, kad duomenys yra kaupiami ir dėl pakartotinių revakcinacijų turėsime daugiau duomenų artimoje ateityje. Kitos vakcinos, kurios nėra įtrauktas į skiepimo kalendorių, bet jų taip pat reikėtų nepamiršti, tai ir didžiausias pagrindinis kandidatas, turbūt pirmasis atsidurti skiepimų kalendoriuje yra vėjaraupių vakcina, erkinis encefalitas taip pat labai aktualus Lietuvai, ŽPV vakcina berniukam ir vyresnėm mergaitėm, kurios nebuvo skiepytos tuo metu, kai jų skiepas buvo įtrauktas į kalendorių. Žinoma, kiekvienais metais sezoninio gripo vakcina ir nerizikos grupių vaikam. Na ir paskutinis antigenas, kurio galimybėmis nuo jo apsisaugoti, tai yra hepatito A vakcina. Galima pasinaudoti. Taigi labai trumpai norėčiau dar apibendrinti ir apžvelgti šitas kitas vakcinas. Vėjaraupių vakcina ir ar jinai yra mums aktuali, kaip žinote, visuomenėje yra iš tikrųjų susiformavusi tokia nuomonė, kad vėjaraupiai yra gana lengva infekcinė liga. Na ir dauguma teigiančiųjų yra iš dalies teisūs, nes taip apie 90–95% atvejų vėjaraupiai praeina gana lengvai, be komplikacijų, tačiau mūsų pagrindinis tikslas yra išvengti sunkių vėjaraupių formų, kurios yra retos, tačiau jos yra realios ir pasitaiko ir gali būti labai sudėtingos, sunkiai gydomos ir netgi mirtinos. Na ir vieną kaip pavyzdį sunkios komplikuotos bakterinės infekcijos, matote vieną iš mūsų pacientų, tai yra stafilokokinis nuplikytos odos sindromas po persirgtų vėjaraupių. Na ir iš tikrųjų skiepijimų mes siekiame išvengti tokių atvejų pasikartojimo. Taigi kitas tikslas, kodėl vėjaraupių vakcina būtų reikalinga, tai labai tokia specifinė ir sudėtinga situacija, tai yra įgimti vėjaraupiai, kuomet moteris užsikrečia vėjaraupiais prieš pat gimdymą. Na ir iš tikrųjų viena didžiausių problemų yra tokių, kad įgimti vėjaraupiai pasižymi labai dideliu mirtingumu ir jie gali būti ypatingai komplikuoti ir sudėtingi. Taigi, jei būtų moteris apsisaugojusi nuo vėjaraupių, tai ji nesirgtų nei pati, nei galėtų perduoti infekciją savo būsimam naujagimiui. Na ir dar vienas iš vakcinacijos keliamų tikslų, tai yra apsaugoti asmenis, jei jie kada nors ateityje taptų imunosupresiniais. Tai jau iš karto po įgyto imuniteto paskiepijimo, to asmens imuninė sistema visiškai kitaip tvarkytųsi ir reaguotų net ir esant ligos metu su ūminė infekcija. Taigi,
Pagrindinė rekomendacija yra tokia, kad rekomenduojama skiepyti visus sveikus vėjaraupiais nesirgusius asmenis nuo 9 mėnesių. Taip pat rizikos grupių asmenys, pavyzdžiui, sergančius su leukemija, kurie yra ne mažiau kaip 3 mėnesiai po chemoterapijos pabaigos, pacientus gydomus imunosupresiniais vaistais, jei jų gaunama, pavyzdžiui, prednizolono dozė yra nedidesnė nei 2 mg kilogramui, jei planuojama organų transplantacija, sergančius lėtinėmis ligomis, ir išvardintų kategorijų žmonių sveikus šeimos narius, tam, kad jie susirgę vėjaraupiais infekcijos negalėtų perduoti savo imliems artimiesiems, kuriems tikrai liga būtų labai nepalanki. Rekomenduojama įskiepyti 2 vėjaraupių vakcinos dozes ir pageidautina, kad tarpas tarp pirmos ir antros būtų ne mažesnis nei 4 savaitės, tačiau geriau truputėlį ir ilgiau. Ir kaip žinia, daugelis šalių, kurios turi įdiegę vėjaraupių vakciną į savo kalendorių, dažniausiai ją priderina prie tymų raudonukės parotitinės infekcijos skiepijimo ir yra skiepijama netgi ne su kelių savaičių, bet kelerių metų pertrauka. Kokios būtų pagrindinės kontraindikacijos, tai aišku, visuomet reikia labai atsargiai vertinti imunosupresinės situacijas ir jei yra sunkus kombinuotas imunodeficitas, tokie asmenys negali būti skiepijami. Tie, kurie gydomi didelėmis kortikosteroidų dozėmis, tai jau gaunam didesnę nei 2 mg kilogramai dozę per dieną ir ilgiau nei mėnesį, tai tokių asmenų skiepyti nerekomenduojama. Žinoma, jei buvo anafilaksinės reakcijos įskiepijus vakciną, ir nėščiosioms, nes reikia nepamiršti, kad vėjaraupių vakcina yra gyva vakcina. Ir norėčiau pasinaudoti progą priminti dar kartą visiems, kad vėjaraupių vakcina yra skiepijama po oda, kaip ir kitos gyvos vakcinos. Ir dabar padaugėjus tų vaizdų žiniasklaidos priemonėse, įvairių nuotraukų ir videofilmukų, kaip yra skiepijami pacientai ir klientai COVID-19 vakcinomis, tikrai krenta į akis tai, kad labai dažnai skiepijama neteisingai. Tai dar kartelį norėčiau pabrėžti, kad po odą skiepijimas tai turėtų duriant adatą keliauti 45 laipsnių kampu, kaip parodyta šiame paveikslėlyje. Tokį kampą pasirinkus, kaip matote, adata patenka po odą, tai yra į tą riebalinį sluoksnį ir nepasiekiami raumenys. Tai būtent dar kartą priminti, kad taip skiepijamas yra gyvos vakcinos. Tai mūsų, žiūrint pagal mūsų lietuvišką situaciją, tai taip turėtų būti skiepijama vėjaraupių bei MMR vakcina, taigi adata 45 laipsnių kampu, o visos kitos, kurios yra rekomenduojama skiepyti į raumenis, adata turėtų būti kreipiama statmenai. Tuoj po keletos skaidrių tą dar kartelį parodysiu. Taigi vėjaraupių 45 laipsnių kampas. Ir kokios pagrindinės tos skiepimo vietos, tai injekcijos vieta kūdikiam turėtų būti priekinė šoninė šlaunies dalis, arba matote vyresniems viršutinė išorinė tricepso sritis, ir šioje skaidrėje piešinukuose pavaizduota šiek tiek pilkesnė spalva. Dar viena vakcina ir jos suteikiamomis galimybėmis būtų galima pasinaudoti, tai yra erkinis encefalitas, ir norėjau pažiūrėti, kokiagi ta epidemiologinė situacija Lietuvoje ir kuriuose čia tose vietose pavojingiausia eiti į gamtą. Tai iš tikrųjų Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pateikė tokį žemėlapį ir kaip matote, visa Lietuva yra pavojinga zona. Čia yra žemėlapis visų registruotų erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų, kokiuose regionuose jie pasitaikė, tai kaip matot, visoje Lietuvoje. Ir kitas žemėlapis, kurį pateikė Europos užkrečiamų ligų prevencijos ir kontrolės centras, tai matote, visa Lietuva praktiškai yra tamsiai raudona. Ir visose ataskaitose pabrėžiama, kad Lietuvoje sergamumas erkinio encefalitu yra vienas didžiausių Europoje. Taigi erkinio encefalito vakcina lietuviams yra ypatingai aktuali. Ir kaip žinia, nespecifinės priemonės yra labai svarbios, bet kalbant apie erkinį encefalitą, jos mažiau reikšmingos, nes tikrai neefektyvios, jeigu jau erkė įsisegė.
bet reikia nepamiršti, kad priemonės vis tiek išlieka svarbios, nes gali būti pernešamos ir kitos su erkėmis platinamos infekcinės ligos. Ir visi šie dalykai labai svarbus, bet tikrai dažnai labai sunkiai gyvendinami, kaip pavyzdžiui, antai šioje nuotraukoje tikrai retas, kuris eina į mišką apsivilkęs baltą kombinezoną. Taigi specifinė profilaktika, tai Lietuvoje taikoma tik Covax vakcina ir jūs turbūt puikiai žinote, kad yra skirtingo dozuotė suaugusiems ir vaikams, bet skiepijimo schemos iš esmės yra tos pačios ir yra viena įprastinė schema ir greitintojų naudojama tuomet, kuomet jau erkių sezonas yra prasidėjęs. Jeigu vėluojama skiepytis, tai iš tikrųjų skiepytis niekada nevėlu, kol dar nesusirgai. Tai iš tikrųjų visas laikas yra tinkamas, bet aišku, jeigu mes planuotumėm ir žiūrėtumėm į ateitį, tai žiema yra tas tinkamiausias laikas, kuomet galima skiepytis nuo erkinio encefalito. Taigi po pirmosios skiepimo schemos vėliau palaikomoji yra skiriama po 3 metų, vėliau pakartotinės dozės skiriamos kas 5 metus. Taigi dar kartelį, kaip skiepijama į raumenis, tai matote adata duriama 90 laipsnių kampu, tai yra statmenai į odą ir kaip matote šiame paveikslėlyje, adata pasiekia raumenis. Tai vat būtent negyvos vakcinos, erkinio encefalito vakcina būtent tokia ir yra ir gamintojai nurodo, kad turėtų būti įskiepijama į raumenis. Tai iš esmės didžioji dalis vakcinų, kurios yra skiriamos injekcijomis ir yra naudojamos kaip intraraumeninės injekcijos. Tai reiškia, kad beveik didžioji dalis vakcinų, įskaitant ir COVID vakcinas nuo gripo ir visas kitas erkinio encefalito, jų atveju vakcina adata turi būti duriama 90 laipsnių kampu. Ir tai yra svarbu, tai nėra tik tai adatos kažkoks pakreipimas netikslingas, viskas yra labai moksliškai įrodyta ir įvertinta, kad skiriasi vakcinų imunogeniškumas ir tai, kaip jūs įskiepysite vakciną, tai yra iš tikrųjų labai, labai svarbu, kaip vėliau formuosis asmens imuninis atsakas. Taigi dar kartelį vietos, į kurias rekomenduojama skiepyti, tai mažiesiams mūsų pacientams rekomenduojama durti į priekinę šoninę šlaunies dalį, o vyresniem nei 36 metų vaikam ir suaugusiam deltinis raumuo. Dar viena nemažiau aktuali vakcina ir, kaip žinia, Lietuvoje skiepijimas šią vakciną yra pradėtas ir skiepijamos mergaitės, tačiau aktualumas išlieka ir yra apskaičiuotas ne tik moterim, bet ir vyram. Ir kaip matote šiame grafike, tai labai aiškiai nurodyti skaičiai ir akivaizdu, kad iki vėžinių ar jau vėžinių susirgimų gydymas yra beprotiškai didelė našta valstybės sveikatos sistemai. Ir tai be jokių abejonių dar didesnė našta kiekvienos šeimos gyvenimui ir asmens sveikatai. Taigi labai liūdna vis matyti Lietuvą tarp tų lyderių mirtingumo ir sergamumo gimdos kaklelio vėžių Europoje. Ir tikrai labai norėtųsi proveržio šitoje srityje. Mergaitės pradėtos skiepyti, bet tai yra kitokia vakcina nei, pavyzdžiui, rotavirusinė, kur pradėjus skiepyti jau po sezono iš esmės gali matyti efektą. Jau kitą sezoną, tai čia aišku tas efektas pasimatys kur kas vėliau, kai tos paskiepytos mergaitės užaugs ir nebesirgs ŽPV sukeliamomis infekcijomis ir jų sąlygojamais onkologiniais susirgimais. Taigi viena labai graži citata iš JAV visuomenės sveikatos tarnybos atstovų. Vaikam ir paaugliam reikia ŽPV vakcinos šiandien, kad išvengtų ŽPV sukelto vėžio rytoj. Ir iš tikrųjų sprendimai turi būti daromi čia ir dabar, kad vėliau nereiktų gailėtis ir norėti atsukti laiką atgal. Svarbu pabrėžti, kad vakcinų indikacijose yra nurodoma, kad vakcinos yra tiek viena, tiek kita, apie kurią kalbėsiu, jos yra skiriamos tiek mergaitėm, tiek berniukam. Pradėti skiepyti galima nuo 9 metų ir Cervarix vakcina apsaugo nuo tų pagrindinių 16 ir 18 tipų.
Na, o kita Gardasil 9 nuo 9 ŽPV tipų apsauganti ir jų sukeliamų problemų apsauganti vakcina taip pat yra skirta tiek berniukų, tiek mergaičių imunizacijai ir priklausomai nuo to, kokio amžiaus yra besiskiepijantysis, nuo to priklauso vakcinų dozių skaičius, kuo jaunesnis, tai tuomet užtenka 2, jeigu skiepijam 9-14 metų asmenys, na ir nuo 15 ir vyresniem jau reikėtų 3 dozių schemos. Skiepydami ŽPV vakcinomis mes neatidarome durų į lytinį gyvenimą, kaip tik jas uždarome onkologiniams susirgymams. Ir kaip žinote, šita vakcina yra viena iš tų, kuri tikrai labai dažnai sukelia įvairių atgarsių ir emocijų visuomenėje, bet tikrai labai priklauso, koks yra ir gydytojų požiūris ir kaip pateikiami visi šis skiepimas. Tai tikrai uždarykime tas duris onkologiniam susirgymam. Sezoninio gripo vakcina, tai aišku, šiuo metu negalime kalbėti apie kažkokį konkrečią vakciną, jos pasirodys rudenį, tačiau kiekvieną rudenį reiktų nepamiršti, kad reikia skiepyti ne tik tai rizikos grupės asmenis, lėtinėmis lygomis sergančius ar turinčius įvairių lėtinių ligų, tačiau ir visus. Taigi amerikiečiai labai aiškiai rekomenduoja, kad tai vakcina skirta visiems nuo 6 mėnesių amžiaus, na, o PSO rekomenduoja, kad turėtų būti paskiepyti bent jau 6 mėnesių 5 metų vaikai. Na ir kadangi pradedame skiepyti nuo 6 mėnesių, tuomet tie iki 6 mėnesių kūdikiai nėra apsaugoti, tuomet juos galima būtų apsaugoti skiepijant mamą ir taip išvengti gripo infekcijos tiek nėščiai, tiek vėliau jos būsimam naujagimiui. Taigi skiepimo schemos dažniausiai tai yra suaugusiem viena dozė ar vyresniem vaikam, o pirmą kartą skiepijant nuo gripo yra rekomenduojamas 2 vakcinos dozės, tarp kurių turėtų būti ne mažesnė nei 4 savaičių pertrauka. Na ir dar vienas papildomas antigenas, tai yra hepatito A vakcina ir aišku mūsų turbūt sąmonėje tai labiausiai yra įsitvirtinusi kaip vakcina keliaujantiem tėvams su keliaujančiais vaikais ir kai kurios šalis yra tikrai endeminės zonos, kalbant apie hepatitą A ir tikrai raginame šitų galimybių nepamiršti. Pirminė imunizacija yra skiriama viena vakcinos dozė ir revakcinacijai dar viena. Ir taip kaip ir su erkiniu encefalitu, čia yra vaikam ir suaugusiesiems arba paaugliam ir suaugusiems skirta vakcinos skirtingas dozavimas. Na ir kalbant apie skiepus ir profilaktiką, tikrai negalima nepaminėti COVID vakcinų vaikam. Deja, šiuo metu neturime nei vienos registruotos vakcinos, tačiau neabejotinai šios vakcinos yra aktualios ir vaikų populiacijai. Ir nors COVID-19 vaikam yra lengvesnė, tačiau vis tiek išlieka multisisteminio uždegiminio sindromo rizika ir galima sunkesnė ligos eiga vaikam turintiem lėtinių ligų. Kada galima to tikėtis? Na, vakcinų registracija galima tik atlikus vakcinų saugumo ir imunogeniškumo vaikam tyrimus. Ir šie tyrimai vyresniem vaikam jau yra pakeliui. Ir mano žiniomis planuojami ir mūsų mažiesiam pacientam. Taigi dar reikia truputėlį kantrybės ir tikimės gauti tų žinių artimiausioje ateityje. Taigi labai dėkoju Jums už dėmesį ir tai buvo viskas apie vaikų infekcinių ligų šiuolaikinę prevenciją ir naujas galimybes. Linkiu Jums gražių tolimesnių paskaitų ir žinių, kurias galėsite panaudoti savo kasdienėje praktikoje.